mes tą knygą rinkomės pakankamai ilgai. Kaip žinote, knygų apie vyną yra tikrai labai daug ir vyno enciklopedijų taip pat yra daug. Tačiau aš manau, irgi su ekspertų pagalba mes išrinkome pačią geriausią. Ir jeigu jūs atsiversit pirmo aplanko puslapio, čia yra išvardinta, kad geriausia metų knyga ir ten, ir geriausia apdovanota ir daugybė. Ir manau, ne visi apdovanojimai šitai knygai išvardinti. Ir šita knyga nebereikalo angliško versija turi Sotheby vardas. Tai taip pat kai ką pasako. Daugelis daug didesnių, rimtesnių vyno vartojimo tautų dar neturi tos knygos išverstos į savo kalbą. Ir aišku, kad jinai atsirado čia lietuviškai, tai yra nuopelnas ir tikrai, aš tikiu, šiek tiek ir aistros, kurią galbūt jaučia vynui ir leidėjai. Todėl mes turim daiktą, kurio galbūt skaičiuojant ir pinigais greičiausiai neturėtų būti pas mus. Bet jis yra ir todėl šiandien mes pabandysime išmokti ją naudotis, sakant, ragaudami vyną. Visą pagrindą skonio sudaro rūgštis. Žinai, gal nesijaučia taip labai stipriai, bet kai jūs nurijate, ta rūgštis atrodo lieka taip ir ilgai, plačiai prasitęsia ir aplink rūgštį labai gerai rišasi aromatai. Padaryti aromatingą dalyką yra labai sunku. Kvepalai, jie patys savaime nekvepia. Kažkas turi būti pagrindas. Kartais yra aliejus, kartais yra spiritas. Vyne aromatai dažniausiai yra siejami su rūgštimi. Kuo daugiau rūgštis mes ilgai jaučiame, nes tai yra intensyvus skonis. Rūgštį jaučiame ir aplink ją yra apvyta, apipinta aromatais. Ir tie aromatai taipogi tęsiasi kartu su skoniu. Autorius, čia, jeigu mes grįžtume prie knygos, yra labai didelis fanas Vokietijos. Jeigu žiūrėti pačią knygos struktūrą, atsiverstume turinį, užmestume akį, labai daug vietos yra skiriama patiems geriausiams pasaulyje vyndarystės regionams. Čia labai daug yra subjektyvumo ir tas subjektyvumas jis yra toks pozityvus, nes tas žmogus yra vienas geriausių ekspertų pasaulyje.